Atliekam piliečių, kurie ateina į savivaldybę ir kokias tai tvarko reikalus apklausas. Aptarnavimas bent jau šituose pastatuose, ką mes čia daugiau tyriam, yra mano galva ir tyrimo rezultatai rodo, kad yra neblogas, galgi net pasakyčiau geras piliečių aptarnavimas, nes nusiskundimų per paskutinius 3 metus bent jau nereikėjo tirti. Tarnautojų aptarnavimo kokybė, jeigu vertinti, procentais puikiai beveik pusė. Mes organizavom vieno langelio tarnybą, arba tą interesantų priimamąjį, tai mes kreipėm dėmesį ir prašėm, kad specialistai ateinantys dirbti norėtų ten dirbti. Jie to nesibaidytų. Jie norėtų pagelbėti piliečiui. Entuziazmas žmonių, ta prasme, motyvacija yra svarbus dalykas. Mes rengiamės įvesti leidimų sistemą čia į pastatą. Mes jau norim apriboti į patekimą į pastatą be reikalo. Reiškia, kad žmonės nepradėtų ieškoti kokio tai specialisto savivaldybės pastate, nesikreipia į vieno langelio tarnybą arba informaciją. Tik tai tada, kai jie jau gauna leidimą, tada jie galėtų patekti. Vienas pastatas reikalingas sutvarkyti vadybą. Reikėtų piliečių aptarnavimą pervesti į seniūnijas. Ir seniūnijose padaryti tą vieną langelį visuose. Įsivaizduokit 11 priimamųjų. Tokių interesantų priimamųjų seniūnijose. Kurie būtų jau prie vietos. Bet jie identiški, būtų vienas prie vieno. Reiškia, visus klausimus galima būtų spręsti ten. Atėjai, ten padavai prašymą, ten išsiaiškinai, ten gavai atsakymą, leidimą ir panašiai. Tai buvo apklausa susijusi su mano studijom ir aš ją vykdžiau Kauno pagrindinėme Sodros skyriuje. Draugės pasiėmėm apskritai tokia įstaiga kaip Sodra ir ėjom per 3 skirtingus skyrius. Tai yra Centrinis Mickevičiaus gatvėje, Gertrūdos gatvėje, Pakaunės ir Pensijų skyrius ir Vilijampolės. Kurie laukė, gan noriai sutiko atsakinėti klausimus. Buvo elektroninio valdymo sistema. Ir žmonės dažnai, kai tu prieini ir klausia, ar galėtumėt mums atsakyti kelis klausimus, jie sako, tuoj mano numeriukas, pasižiūrimės į tą numeriuką, o jų numeriukas gal po kokio 100. Buvo labai nedaug žmonių, jie arba skubėjo, arba nesuprato, ko mes norim. Po to, kai nuvykom Gertrūdos gatvėje į tą pensijų skyrių, buvo labai daug žmonių, nes buvo pietus labai daug. Tai buvo gan nesunku prieiti ir klausti, nes jie vis dėlto laukė tie žmonės. Vieni atsakinėdami dar spėjo papasakoti visą savo gyvenimo istorijos, kiti sakė, kad niekada nesu pirmą kartą, nemaža dalis žmonių sakė, kad pirmą kartą yra apsilankę būtent šitame padalinyje. O šiaip tai gan sklandžiai praėjo. Susidūriau su tokiu dalyku, kad pastebėjau, kad žmonės, kai jie yra toje įstaigoje, kurią tu nori įvertinti, jie susiduria su tokiu truputuką, su tokia baime, nes jie bijo gal, jeigu pasakys kažką neigiamai, tai gal jie negaus paslaugos, kurios jie atėjo, arba gal tiesiog, gali kažkas jų laukti blogo. Tai kai kurie žmonės taip nenori. Kai aš paklausdavau, tai kaip vis dėlto vertinat šios įstaigos aptarnavimą, jie taip, neblogai. Ir taip matau, kad gal kai kurie žmonės iš tikrųjų nebuvo iki galo nuoširdūs. Aš manau, kad toks tyrimas yra ir įdomus ir reikalingas. Tai visų pirma praktika studentam, būtent viešo administravimo. Iš kitos pusės tai įdomus rezultatai būtent suvesti, kaip realiai iš tikrųjų kokia yra situacija, tik tai reikalingumas galbūt galėtų pasireikšti tame, kad labiau būtų viešinami to tyrimo rezultatai, skleidžiami, diskutuojama ir pateikiama tam tikrų
vertinimų bei galimybių, kaip tobulinti. Aš manau, kad tokie tyrimai yra naudingi tam, kad išsiaiškinti, kuria linkme turėtų judėti aptarnavimas ir kuria linkme reiktų tobulintis. Realiai, tarkim, mūsų tyrimas, jeigu kažkas bus išplėtota ir jisai pasieks tas institucijas, tas grįžtamasis dialogas atsiras, kažkoks grįžtamasis ryšys, tai jos bus naudingos ir bus reikalingos, pačiom gal ir institucijom, kaip įvertinti savo. Nes iš tikrųjų aš manau, kad apskritai Lietuvoje imant ne tik viešo administravimo įstaigas trūksta aptarnavimo kokybės vertinimo. Tiesiog aš pati atlieku aptarnavimo kokybės vertinimą ir pastebiu, kad iš tikrųjų įmonės, kurios tuo domisi ir kurioms tai rūpi, kurios atlieka tuos tyrimus, tai jų dažniausiai aptarnavimo kokybė yra kur kas aukštesnė už kitas. Tai aš manau, kad taip pat reikėtų ir su savivaldybėm. Dažniau tokius tyrimus reguliariai, gal netgi, tarkim, slaptus tyrimus, tarkim, patikrinti konkretų darbuotoją. Iš tikrųjų, kai mums pasakė šitą užduotį, tai labai iš tikrųjų nebuvom patenkinti. Bet aš manau, kad vis dėlto tokia patirtis, empirinė patirtis, nes mes jos teorinės universitete gaunam labai daug. O tokios praktinės, tai labai, jos trūksta. Tai aš manau, kad jinai yra gera, kai jinai yra priverstinė, nes pats iš tikrųjų tokios patirties, kažin ar gautum.